Labas vakaras, mylieji. Aš vėl jumis patrukdysiu savo pasakom. Norėčiau šį vakarą aptarti Ekharto Tolės knygelę, kur vakar pradėjom. Ką jis čia mums rašo? Jis rašo tai, kad norėdami išsaugoti nuolatinį ryšį su savo vidiniu kūnu, jauskite jį visą laiką, tai greitai pagilinsi permainis jūsų gyvenimą. Kuo daugiau sąmonės nukreipti savo vidinį kūną, tuo aukštesnis bus jo virpesių dažnis, kaip ir sukant reustatų rankinėlę stiprėja šviesa, nes didėja per lemputę tekančius ir vis įtampa. Nusistovėjus šiam aukštesniam energijos lygiui, negatyvūs dalykai jūs nebevargins, o jūs imsite kurti naujas savo gyvenimo aplinkybės, atitinkantį šį aukštesnį dažnį. Kai imsite gebėti išlaikyti dėmesį savo kūne, tai susisieksite su šią akimirką. Daugiau nebepaklysti nei išorinėme pasaulyje, nei savo prote. Mintis ir jausmai, baimės ir troškimai vis dar išliks, tačiau jie nebegalės jūsų įveikti. Čia eina kalba, kad reikia laikyti pastoviai dėmesį savo viduje, kur dėmesys ten ir virpesys, ten energija. Tenas esatis vadinas. Neleiskite, kad visą jūsų dėmesį pasiglemžtų protas ir išorinis pasaulis. Žinoma, turite sutelkti dėmesį tai, ką darote, bet tuo pačiu metu, kiek įmanoma, labiau jauskite savo vidinį kūną. Išlikite įsišaknyję savyje ir kartu stebėkite, kaip tai keičia jūsų sąmonės būseną bei veiksmų kokybę. O taip, maldaknygis atrodo. Reikia pastoviai būti viduje, eiti į apačią tolyn ir tada bus kaip ir meditacija. Čia, matote, yra su gitara, tai būsiu aš. Buvau 3 metukų, mamytė mane nusivežė į Gargždus, į čigonai buvo atvažiavę. Nu ir žiūrėjau tada įsižiojęs. Galvojau, kaip man reikia išmokti groti, kaip man šokti išmokti. Man įsigėrė labai giliai į šaknis. Ir aš pradėjau kažką tai kurti, dainuoti. O šokti tai neišmokau. Nors norėjau, bandžiau, bet neišeina. Reikia didesnių menų. O čigoniškas dainas mėgstu labai mėgstu. Mane jos veža. Vieną štulpelį. Ei, Romale, Jalam parmaleredrato. Kartais ir dabar dar uždainuoju
Patinka man jų temperamentas. Gerai, dabar grįžkim prie šamaniškos pasakos. Jei aš stoviu, tai stoviu. Gyveno pasaulyje vienas išminčius. Kadangi jam viskas visada pavykdavo, jis buvo labai garsus tarp savo mokinių. Aplinkiniai niekaip negalėjo suprasti, kaip jam pavyksta visada būti ramiam ir laimingam. Kartą keli mokiniai priėjo prie jo ir paklausė: jūs visada turite labai daug darbo. Kaip jums pavyksta visada būti ramiam, susikaupusiam ir gyvybingam? Mes niekada jūsų nematėme blogos nuotaikos. Išminčius atsakė: jei aš stoviu, tai stoviu. Jei aš einu, tai einu. Jei aš bėgu, tai bėgu. Mokiniai paprikaištavo: juk ne, čia jūsų paslaptis, mes darome lygiai taip pat, kaip mums ne visada sekasi taip gerai, kaip mes norėtume. Nors palyginti su jumis mes turime daug mažiau darbo. Išminčius atsakė: galbūt priežastis ta, kad kai jūs stovite, jau einate. Čia irgi ta pasaka pasako, kad būti čia ir dabar. Bandykim kiekvieną dieną būti čia ir dabar savo mintimis. Kartais neišeina, bet bandykim. Nusigena mintis kažkur toli, nieko baisaus, grįžkim atgal prie savęs, prie dėmesio, įsileiskim į vidų savo dėmesį, būkim kartu su dėmesiu. Žinau, kad nelengva kartais yra, bet bandyti visada reikia. Ačiū už dėmesį.